Sveiki visi, su jumis sekančias 2 savaitės ir vėl būsiu aš, Vytautas. Ši jau paskutinė 10 mūsų tema ir jos pavadinimas bus Ar teisus buvo Higevara. Šioje temoje ji iš esmės nebus labai lengva, šioje temoje turėsite panaudoti visą iki šiol sukauptą savo žinių bagažą, visą informaciją, kurią sužinojote per šios kursus ir pasigilinti į skirtingas ekonominės sistemas. Tai reiškia, kad mes nagrinėsime tokias ekonominės sistemas kaip kapitalizmas, socializmas, intervencionizmas, tai kas joms yra būdinga, kokie yra teigiami arba neigiami bruožai, jų pusės ir iš esmės visi su tuo susiję klausimai. Paskaita, kaip ir minėjau, nėra itin lengva, tačiau kadangi jinai yra paskutinė ir kaip dažniausiai žinote, finišo tiesioji dažniausiai nebūna labai lengva, tačiau aš jūs labai kviečiu pasigilinti į šią paskutinę temą, kadangi jinai yra labai svarbi ir suteikianti daug žinių apie mus supantį pasaulį. Taip pat parašiau ir 10-osios paskutinės temos užduotį. Šioje užduotyje jūs turėsite įvertinti, kokioje ekonominėje santvarkoje gyvename mes, tai yra Lietuva. Ir jūs turėsite padėti tokį tašką, tokį orientyrą tarp skalės, kur yra nuo 0, kuris reiškia grynai kapitalizmą, iki 100, kuris reiškia grynai socializmą. Jūs turėsite savo sukaupdami visą informaciją, savo žinias apie šias sistemas ir apie tai, kokioje sistemoje gyvena Lietuva, padėti kažkur tarp šioje skalėje tašką. Taip pat paprašysiu jūsų padiskutuoti, pasamprotauti tokiais klausimais, kokius socialistinės ar kapitalistinės santvarkų požymius jūs žinote ir pastebite Lietuvoje, kokie jums jie yra svarbiausi, kur link skalėje Lietuva juda pastarosius 3 metus, į kokią pusę Lietuva turėtų judėti. Taigi tai bus tokia apibendrinamoji tema, kuri apibendrins visą šį kursą ir suriš į vieną tokį kaip didelę puokštę. Taigi labai kviečiu jūs pasidomėti šią temą ir jeigu iškils kažkokių tai klausimų arba neaiškumų, kaip visada kviečiu jūs visą laiką klausti ir domėtis. O kol kas atsisveikinu su jumis ir tikiuosi jūs pamatyti ketvirtadienio diskusijoje.